Šiandien vestuviausiai lankosi Kudrėnų sodyboje, esančioje netoli Kauno. Ar Kudrėnų sodyba gali būti tinkama vieta jūsų vestuvėms? Netrukus išsiaiškinsime. Eime? Eime. Sveiki, Labas. laukiau jūsų. Gal pradžioj žinom į mūsų pagrindinį pastatą. Įėję pro pagrindinį įėjimą patenkam į koridorių, kuriame randasi 2 tualetai. Labai patogu, kadangi arti salės, o štai čia yra mūsų pagrindinė pobūvių salė. Prašau. Kaip matot, šiuo metu čia yra paserviruoti apvalūs stalai. Maksimaliai prie apvalių stalų juos sustačius kitaip galima sutalpinti iki 65 žmonių. Taip pat turim paprastus stalus. Esant pageidavimui galim sustatyti juos U ar L formą. Maksimaliai prie U formos stalų telpa iki 80 žmonių. Stalai būna paserviruoti, pačiomis dekoracijomis rūpinasi jaunieji ar samdosi dekoratorė ar floristė. Mes patys galim padėti tiesiog sudėlioti, jeigu jie kažką atsiveža. Maistą gaminam sodyboje, turim savo virėją, kuri dirba čia nuo pat pradžių sodybos įsikūrimo. Meniu pakankamai platus. Jaunieji gali rinktis, ką jie nori, turim tiek lietuviškų patiekalų, tiek kažkokių įdomesnių. Tai pagal savo pageidavimą jie ir įsirenka viską. Alkoholį visą galima atsivežti savo, tai iš mūsų nieko nereikia pirkti. Kalbant apie muzikantus ar vedėjus su didžėjim, tai jie dažniausiai įsikūrė štai čia, kur mes stovim. Arba jeigu stalai išdėstyti šiek tiek kitaip, tai jie irgi tą vietą gali keistis, derinami šitą dalyką. Salėje yra 2 kondicionieriai. Jeigu būna karšta, visada juos įjungiame. Čia yra miegamieji kambariai, 2-viečiai, 3-viečiai, su dušu, tualetu kiekviename kambaryje. Viso sodyboje galima apnakvindinti iki 70 svečių. Čia yra mūsų lauko terasa, kuri itin mėgiama svečių. Vakaro metu jie įsikūrė kambarius, čia laukia jaunųjų, vaišinasi užkandžiais, gėrimais, o kai prasideda programa ir per pačias pertraukas mėgsta ateiti pasėdėti, pakvėpuoti grynu oru ir atsipūsti. Čia turbūt galima valgyti ir pusryčius. Taip, ir pusryčius, būna ir pietus čia daro, jeigu geras oras, padarom stalą su marmitais. Ir apskritai čia tokia vieta, kad galim rengti ir šventės kažkokias nedidelės. Čia yra mūsų automobilių stovėjimo aikštelė, pakankamai didelė ir erdvi. Teritorija visa aptverta, yra kameros įrengtos, tas svečiai gali jaustis saugus ir ramus. Ramus dar gali jaustis ir dėl to, kad nėra jokių kaimynų. Kaip juokauju ir visiems sakau, tik tai žvėreliai ir paukšteliai čiulba. Kadangi nėra jokių kaimynų, tai nėra apribojimų dėl triukšmo, galim leisti fejerverkus ir švęsti iki ryto. Sodybos teritorija yra didelė, daug vietų gražių, kur galim ateiti pasėdėti, pabūti ramiai. Yra nuėjimas iki Nevėžio upės, ten taip pat labai gražiai galim pasifotografuoti. Čia dabar, kur stovim, tai dažnai vyksta civilinė santuoka, žmonės pasidaro fotokampelį ar priima sveikinimus. O yra buvę netgi, kad čia jaunieji šoka savo pirmąjį šokį. Renkantis vietą šventei svarbu ne tik ta pati vieta, sodyba ar dvaras, nesvarbu jos vidus ar išorė, interjeras, eksterjeras, bet ir tas žmogus, kuris tave priima. Tu visada nori eiti pas tą žmogų, kuris tave nuoširdžiai pasitinka, padeda, pataria. Ir aš visada pati kartu su jaunaisiais savo stengiuosi, kad ta šventė būtų tokia, kokią jie nori turėti, kokią įsivaizduoja, planuoja. Geriausia, kas gali būti, tai matyti juos laimingus tą dieną. Sodyba įsikūrusi netoli Kauno, apie 9 km nuo Raudondvario tilto Babtų kryptimi. Privažiavimas yra asfaltuotų kelių iki pat sodybos. Kieme yra nemaža automobilių stovėjimo aikštelė. Aš manau, kad čia drąsiai tilps apie 20 ar netgi daugiau svečių automobilių. O tai, kad sodyboje visiškai nėra kaimynų, tai yra didelis privalumas. Privalumas žmonėms, kurie nori švęsti savo šventį ilgai ir trankiai, klausyti muzikos iki pat ryto ar leisti fejerverkus. Sodyba yra nauja, įrengta jaukiai ir estetiškai, pagrindinė salė šviesi, todėl lengva dirbti fotografams ir operatoriams. Iš jos galima išeiti tiesiai į lauko terasą.
Tualetai įrengti koridoriuje, iš kurio galima patekti į pagrindinę salę ir į miegamuosius esančius antrame aukšte. Mane ypač sužavėjo lauko kiemelis, kuriame galima įrengti vietą fotosesijai, surengti gražią sveikinimų ceremoniją ar civilinę santuoką. Na, o jeigu planuojate savo svečius ir apnakvindinti, tai čia yra visos sąlygos tam. Patogiai nakvoti čia gali apie 70 svečių. O jeigu dalis tų svečių mėgsta aktyvias pramogas, tai kieme rasite tinklinę aikštelę, kitame pastate yra įrengta pirtis su baseinu, o vaikams skirta vaikų žaidimo aikštelė kieme.